Aš esu Augustė Anisimova, įstojau į Vilniaus universiteto lietuvių filologijos studijas. Esu iš Alytaus Švento Benedikto gimnazijos, iš Alytaus mažo miesto ir atvykau į šitą projektą susipažinti labiau su Švietimo, sporto ir mokslo ministerija. Esu Gintarė Židelytė ir esu iš Mažeikių, būsiu 12-okė. Į šį projektą atvykau dėl to, nes Mažeikės jau dirbu daug su švietimu ir kalbėjom, jog būtų smagu paspausti galbūt ir ministrą, o galbūt ir viceministrus, pasikalbėti apie tam tikras problemas ir pasigilinti į jas. Prieš kiekvieną nepamirškite užtaisyti. Projektą, kad patekti, reikėjo užpildyti paraišką ir paraiškoje reikėjo nurodyti savo regiono, savo miesto problemą bei pasiūlyti problemos sprendimo būdus. Mano pasiūlyta problema buvo orientuota į negalią turinčių žmonių problemą ir jų įtraukumą, kadangi pastebėjau, jog bent jau mūsų mieste tik tai viena mokykla iš 12 yra pilnai pritaikiusi savo infrastruktūrą. Parašiau esė, problema buvo šiek tiek aišku skirtinga, rašiau apie profesinių mokyklų vietų trūkumą Mažeikiuose, dėl to, nes kažkodėl mūsų profesiniai mokyklai miesto skyriuje trūksta vietų. Tai šią problemą šiuo metu aš gilinuosi, tai yra su kuo aš dirbsiu jaunimo reikalų taryboje. Iš tiesų, ministerijoje buvo itin įdomu pamatyti visą tą virtuvę iš arčiau, kaip čia kas verda ir kas su kuo daroma. Ir iš tiesų ganėtinai gera patirtis vien tik tai dėl to, nes požiūris į pačią ministeriją, į politikų darbą pasikeitė. Stebino, kokie žmonės čia yra žmogiški, kaip tik Šmilytė vakar kalbėjo apie žmogiškumą. Juk mes labai pamirštame, kokie žmonės dirbantis ministerijose yra planai politikoje, mes visi esame žmonės. Tikrai rekomenduočiau moksleiviam dalyvauti tokiame projekte, nes apskritai susipažįsti su kitais žmonėmis, turi galimybę taip pat pamatyti, išgirsti kitų žmonių, iš kitų miestų patirtis, kadangi mano kolegija yra iš vieno miesto, aš esu iš kito miesto, mūsų patirtis yra visiškai skirtingai ir taip praplečia tavo pažiūrų kampą. Šitas projektas padeda daugeliu įsimylėti politiką, tu pamatai politiką iš daug kampų, pamatai, kiek daug specialistų reikia.